Sakau, dar nesimatėm, nors visais matėmės, bet pasisveikinti galima su tais, kurie žiūrės. Ne? Prisirašęs daug pamokslų, nežinau, nuo kurio pradėti. Pradėsiu nuo tokio vieno įdomaus tokio. Manau, kad aktualus yra, nes šiais laikais yra daug mokymų, daug supratimų. Mes turime teisingai suprasti, ar ne? Teisybę sakau. Taip, teisingai. Neteisybė. Tema, kodėl žmonės bijo tiesos? Ir man sakė, kad nereikia susirietusiam, nes kai susirietas negražiai atrodo. Ar ne? Kodėl žmonės bijo tiesos? O čia mes, biškai dabar kalėdė, čia visokie tie reikalai, susirašinėjom per Facebookus, per visur. Ir aš pamačiau, kad žmonės bijo tiesos iš tikrųjų šiais laikais. Bijo sakyti tiesą, kiti bijo ją klausyti, kiti nenori ją suprasti. Ir tokius uždaviau klausimus, Dievui sakau, kodėl žmonės taip galvoja, kodėl jie bijo tiesos. Ir tokie jo mintis tokios, arba jie gyvena tamsoje, nes ir demonai yra tamsoje, ne? Ir velniai juos apkaltina, aptamsina, arba kažkas juos išmokė taip suprasti. Kad geriau nesakyti tiesos, nes ta tiesa gali būti karti, ar ne? Aš ir anksčiau taip galvojau, geriau tiesos kartais nesakyti, nes tai būna karti kartais. Tai geriau nutylėti, bet paskui supratau, kad mes privalom sakyti tiesą. Nes Kristus sakė, jūs esate druska ir jeigu nustoja sūrumo, belieka ją išmesti. Ar ne? Tai jeigu mes esam ir tolbu, kad mūsų tėvas yra Dievas ir dangaus tėvas, mūsų yra tiesos Dievas. Jis yra tiesos Dievas ir mes turim sakyti, privalom sakyti tiesą, mes negalime vynioti į vatą, negalime meluoti. Ir labai, aš pavyzdžiui, nežinau, čia gerai, aišku gerai darau. Nežinau, bet aiškiai žinau, kad gerai darau, kad tiesą sakau, nes Kristus buvo tiesą sakydavo, jis nevyniodavo į vatą. Prieidavo prie kunigo gatvės, sakydavo, tu iš išorės gražus apgailok, o viduj pilnas ten nešvarumų. Esmė tokia, savo žodžiais, jis taip tiesiai akis prie visų. O dabar mes bijom tiesą pasakyti, gal kažkas užsigaus, kažkas netai supras. Ne, jo problemos, jeigu jis blogai supras. Ir aš dar vieną dalyką supratau, kad jeigu tu matai, kad kai žmogui sakai kažką, ir jeigu jis užsigauna, arba kažkaip negerai jaučiasi, tai jį šventoji dvasia kaltina. Nes jeigu žmogus gyvena nuodėmėj ir tu sakai Dievo žodį, Biblija, žinot, yra vieta, kur Dievo žodis yra kaip kalavijas atskiriantis siejamės ir dvasinius dalykus. Tu pasakai žodį ir tas žodis jisai skiria. Ir jeigu žmogus gyvena sieloje, jau jam skauda, nes jisai sieliškai mąsto. Dvasinio žmogus tai tu nepaimsi niekada. Ir aš, pavyzdžiui, tada aš taip visą laiką matau, jeigu žmogus paklydime, tai specialiai sakau. Nežinau, kad paskui Dievas paklaus gali. Turėjai galimybę ten pasakyti ten ir kodėl nieko nesakė jiem ir jie dabar nuėjo į pragarą, sakykime, ne? Kiek mes tokių liudymų girdėjom. O kodėl tu mane sakei? Pasako, aš tau sakiau, tu neklausėjai. Dažniausiai mes sako, bet žmonės negirdi. Ar taip? Ar sutinka? Žmonės bijo, nes gyvena pasaulio dvasioje. Svarbu, kad jų nekabina. Jie gali ir nuodėmėj gyventi. Manęs nekabina, kas tu čia toks per vienas, kad čia tiesas kažkokias kalbi, ne? Mes kelbėm pirmiausia ne savo tiesas, o Dievo tiesas. Tai mes, kadangi mes esam šviesos tėvas, mūsų yra tiesos, mes jo tiesas ir skelbėm, ar ne? Nieko. Tai žinot, ta prasme, kad tą vietą sakiau, kad Dievo žodis yra kaip dviešmenis kalvės atskiriantis sielės ir dvasios dalykus. Ir kad žmogus siela gyventas, jis to nesupras. Ir dėl ko žmonės pyksta dažnai, kad kai nesupranta. Pastebėjau tokį dalyką, kad žmogui šneki, ar pastebėjau sudėtikinčių šneki, tai jam paskui atrodo elementarius dalykus, jisai pyksta. Nes jis nesupranta, arba jisai mato, kad jisai nuogas, pamato savo nuogumą, tada nervuotis, arba dėl kažko. Dažniausiai, kai žmogus nuogumą pamato, aš su vienu studentu dar muzikos akademijų mokėmės. Jis paskui tikėjo dar, Kaune bažnyčiai paskui grojo saksofoną, Donatas toks, sako, aš kai tu man paskaidavau iš specialiai, sako, jaudausi, šaipausi, sako, nes aš neturėjau ką pasakyti, sako, kažką tai nori atrodyti gudrus ir protingas, ne? O čia, kai tu Dievo žodį sakai, tai žmogų nuginkluoja. Ir jeigu jis sėlis, jam nieko apsiginti, o jis prieš draugus nori kietas atrodyti. Jis sako, aš bilę ką tau kurdavau, sako, kičiausi iš toje specialiai, kai tikėjo paskui paskajo jisai.
Tai aš suprantu, kad šitie žmonės irgi jie pamato savo nuogumą. Nes Biblijoje parašyta, kad dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, o sielinis ne. Dvasinis žmogus gali ir apie sielinį žmogus spręsti, ir apie problemas, apie viską dvasinis žmogus gali spręsti, nes jis turi dvasią šventą viduj. O sielinis jisai tik tai tokiom gyvenaujasi protu, tik tai kas su kažkokiais supratimais kažkieno, žurnalais, dar ko nežinau kogi, bet jeigu jis neturi apreiškimų. Bet tas yra baisiausia, kad krikščionys gyvena sielai, o čia yra baisiausia. Biblija sako, kas bendra tarp šviesos ir tamsos, kas tarp Dievo vaikų ir velnio vaikų. Paskui nedalyvaukite tamsos darbuose, ištiesinkite savo kelius. Biblija visur mokina ir Kristus ir visi, kad ištiesinkite kelius, kad nedalyvaukite su tamsos, su jų reikaluose nedalyvaukite. O krikščionis kažkodėl tai dalyvauja, nežinau. Čia mes, aišku, dabar kalėdos, priėjom kalėdas, tai iš vis žinot, kad yra saulėgrįžo šventė pagal pagonis. Saulė grįžta, nes jau pradeda ilgėti dienos ir kadangi čia katalikai užėmė tą pagonybę, jie pritempė šitą šventę prie krikščionybės, tipo dabar žmonės iš vis nežino, ką reiškia kalėdos. Sėdi, švenčia, geria, o dabar garantuotai giminė susirinkę. Apie Kristų net nepagalvoja. O kiek teko domėtis, tai patys žinot, kad Kristus iš vis gimė ne gruodžio mėnesį, nes piemenys atėjo ganė avis. Ir atėjo pasižiūrėti, ne, kai ta žvaigždė, kai angelas jiems pasirodė. Aš dabar žiūrėjau vakar Jeruzalėje, kiek šilumos, 14. Tai tokio orų tikrai avių nieks neganys. 14 jau kambarį būna, 18 būna vėsų, o 14 tai šalta yra. Neparašyta, kada gimė. Nu, nieko neparašyta. Bet mes tik iš to suprantam, kad gruodžio mėnesį tikrai negalėjau gimti, nes šalta būna Izraelyje tuo laiku. Fiziškai šalta. Tai galėjo ten būti išimtys, bet yra istorikai nustatė, kad negalėjo gimti tada. Bet kažkaip dalykai ten kažkuriais metais susirinko ir nusprendė su tais kitų ir valų tie galvos, kada padarysim kokį gimtadienį. Iš pradžių po naujų metų būtų nusprendė, kad reikia gruodžio mėnesį išvest, o tai liko tiek sausio mėnesį išvest. Tai visas rytų jo blokas. Bet tai kokie esmė yra, žiūrėkit. Kažkokie žmonės nusprendė, kad aš švęs gimtadienį. Dabar mes turim savo gimtadienį. Ateina už mus pasako, tavo gimtadienį švęsim, sakykim, sausio 5. Ir tave iš vis nevadinsim tave, o ten kokį Jono gimtadienį švęsim. Tai taip gaunasi kalėdos, net ne Kristaus žodis, kalėdos pagoniškas žodis. Gimtadienis iš vis ne tą datą švenčiamas. Ir įsivaizduoju, kad jie švenčia gimtadienį Kristaus. Nežinodami gimimo dienos iš viso. Ir tą pasirinkę pagonišką pavadinimą, kalėdos, kur reiškia saulėgrįža. Įsiveskite, aš buvau įsivedęs į šitą, pasakysiu, buvau įsivedęs, susirašiau, nes žinau, kad gyvenime prireiks, tai ne šiais laikais žinot, kas yra kalėdos. Kūčios kalėdos, va. Kūčios viena seniausių lietuvių švenčių, minima pagal Saulės kalendorių, tai Saulės virsmo taškas saulėgrįža. Kūčios tai astronominė žiemos pradžia ir Saulės sugrįžimo metas. Saulės centras pereina prie elektrikos taškas, ir toliau dangus pradeda ilgė diena. O kalėdos arba šventos kalėdos, senas šakninis turinti žiemos saulėgrįžos Saulės sugrįžimo šventė. Saulės sugrįžimo šventė. Degantis Saulės ratas, Jolė šventė žiemos sugrįžus metu, žiemos saulėgrįža metų laikotarpis, kuomet Saulė pasiekia minimalų aukštį žemė, zenite. Tai prasme, jinai žemiausiai ir paskui pradeda kilti aukštynmis. Tai va, ką jie švenčia žmonės. Ir čia paskui vardina, kad kaip jie vadinosi, visose pagonių šalyse kalėdos, Japonijoje Amaterasu, Kinijoje Tadži, Peru Inti, Raimi, Graikijoje Saturnalija, Romoje Sol Invictus, Germanų tautose Jolė, Slavų, Baltų tautose Koleda. Tai va iš kur atėjo kalėdos, pagonių šventė. Kaip nebūtų gaila, velnės pasirenka ant visų krikščioniškų švenčių deda pagoniškus datas. Sekmadienis yra Saulės diena, žinot, ne? Dievas sakė švęs sekmadienį, o sekmadienis yra Saulės diena. Saulės diena, kurie garbino Saulę. O Dievas iš sabatas, tai yra šeštadienis iš tikrųjų, sabatas. Ir vis anksčiau pirmadienis būdavo kažkaip sekmadienis, bet paskui sukeitė. Nežinau, kodėl velnės čia daro, kad keičia tokius dalykus. Aišku, kad velnės ir jo tarnai. Žmonės to nesuprasdami, kai sako, ne. Mes matom televizijoje pasaulyje,
Kalėdos tai senis šaltis, Velykos tai kiaušiniai, vėlinės tai žvakutės. Nieko bendro su Kristumi iš viso. Sėdė prie stalo, dabar piokauja mūsų tauta ir Kristus net neprisimena iš viso. Nu, pabuvo ten mišiose, religiškai atbuvo. Ir aš paskui taip suvedinėjau mintis, iki to prasme, kad kas bendro tarp šviesos ir tamsos, kas bendro tarp Kristaus gimimo ir pagoniškų švenčių pavadinimų. Kas bendro? Kristus, dabar mano gimtadienis, sakykime, ten gegužės mėnesį, kažkas pasakys švenčiam Liepos mėnesį ir ne Raimundo tenai gimtadienis, o kokio Jono. Tai dabar taip Kristaus gimtadienis švenčia. Ne jo gimimo dieną, ne jo pavadinimu net. Nu, čia gali nekreipti, aišku, dėmesio, bet mes kaip krikščionys, tai kaip ir Velykos, kaip ir vėlinės, nieko bendro su Kristumi iš viso. Ir mes ten susirašinėjom, aišku, Facebook'e ten atsirado besiginčiančių. Gaila, kad tie krikščionys ginčiasi, pasauliečiai, tarp kitko pasauliečiai tyli. Jiem neįdomu iš vis. Ten Kalėdos, jam ten vienodai šviečia, svarbu išgerti, kad yra, kur susirinko progą pabaliavoto. Ar ne? Ir aš taip suvedžiau, kas į tą dieną žmonės garbindavo Saulę. Pagonys demonus garbino, taip jeigu iš esmės kitus dievus. Būtent velnias parinko tokią dieną, kad Kristaus gimtadienį pavadinti. Kur demonus garbino tą dieną. Nežinau, galima, aišku, nekreipti dėmesio į tą, kaip kiti sako, man svarbu, man širdim ne tenai. Aš širdim taigi ne tenai. Nesvarbu, kad aš kūnu dalyvauju, širdis tai nedalyvauja. Kaip ir vėlinėse, kaip ir Velykose. Nesvarbu, arba kai stabą bučiuoju, atsiklaupęs, aš Dievą, prieš Dievą lenkiuosi, bet kad tavo kūnas tą stabą bučiuoja, tai tu nepastebi. Tai čia tas pats, ar ne? Ar sutinkat? Jei nesutinkat, sakyti, nesutinku. Jei tylim, tai sutinku. Jeigu tylit, reiškia sutinku. Teisingai. Tai va aš taip išvedžiau, kad ir mes turim tą kalbėti, nes kadangi mūsų Dievas yra šviesos Dievas, tiesos Dievas, mes turim tiesą sakyti, kas tautai pasakys. Jiem net neįdomu iš vis. Jiem ar Saulę garbint, ar dabar šnapsą gert, ar Staliną garbint. Jie vienodai šviečia. Jie susirinko, kažkas pasakė, ten popiežiai kažkokį suėjo. Nu, va tada reiškia švęsti. Net neįdomu, ar čia gimtadienis, ar čia Saulė, čia tokius demonus tą dieną garbinom. Nu, koks mums skirtumas? Svarbu, mes širdimi mes tenai. Tai aš taip išvedžiau tokias mintis. Kur čia mes? Ar dar daisiu iki to. Svarbu širdies pozicija, daug kas taip sako, ar ne? Bet aš jau sakiau, kad kūnas jau lenkėsi prie stabo, o širdimi įsivaizduoja Dievui lenkėsi. Arba kaip užmirusiosius meldžiasi lapkričio 1. Šis meldimasis mirusiem okultizmas yra. Žinot, mes neužmirsus turime melstis už gyvus, kad jie nenueitų į pragarą, nes jau kai numirė, tai ten gali užsimels dieną naktį, ten nieko nepasikeis. Aišku, kad nežino gimtadienio, tai būtų įdomu, taip istorikai, tai jie galėtų atkasti, aišku, tikrą gimtadienį. Atkasagi dabar netokius dalykus. Bet čia buvo sprendimas, kaip sako, politinis sprendimas. Man nusprendėm, kad šitą dieną reikia švęsti. Niekas net nepasigilino, kokiais dieną gimė, ne? Su jie iš pradžių nusprendė sausio mėnesį, paskui gruodžio. Mes nusprendėm. Ir nusprendėm būtent pagonišką dieną švęsti. Čia yra irgi dalykai. Mes žinom, kad velnias jis nemiega ir jisai tempia į tamsą tautą. Ar taip? Jeigu tik sutinkat. Sekmanį jau sakiau, kad galima į melą galima iš vis niekur nekreipti dėmesio. Kas, kad aš palistuvauju, aš širdim su žmona. Tas pats. Kas, kad mano kūnas lenkėsis prieš stabą, aš taigi prieš Dievą stoviu vis tiek. Žinau, kad stabeldžiai nepagalės Dievo karalystės, bet aš lenkiuosi vis tiek, mano širdis tenai. Tai jeigu tu dalyvauji tokiose šventėse, kur velnių garbinimo diena, o tu lenkiesi ir sakai, jo, čia aš mano širdis, taigi Kristų garbina. Kas, kad aš tenai baliavoju tą progą. Tas pats irgi. Mes turim atskirti pelus nuo grūdų. Tiesa, kas jeigu ne mes atskirsta, ne? Jeigu ne šviesos vaikai gali atskirti viską. Nes tamsos vaikam tai neįdomu, jie net nesigilina jiem. Svarbu daug pavalgyti ir išgerti, jiem daugiau nieko nereikia. O mes turim savo vardais viską vadinti. Aišku, velnias per tiek metų jisai čia supainiojęs. Ačiū Dievui, kad ateina išmintis, kad mes jau atsirenkam. Ir aš tikiu, kad ateis laikas, kai pradės iš interneto išiminėti. Nes dabar bet kuris žmogus įsiveda Kalėdos ir mato, kad čia pagonų šventė.
įsivedė Velykos ir matai viską. Pilnai galima, kad pakeisti tas Wikipedijas, kad faktus ištrinti pakeičia labai lengva. Dar kol nepakeitė, tai mes jūs turime užfiksuoti. Ir aš tikiu, kad šitus dalykus mūsų šventoji dvasia rodo. Kaip ir rodo tuos čipus, iš kurių juokėsi, dar neseniai juokėsi pasauliečiai, juokėsi kai kurios bažnyčios, o jau žinot, kad nuo pernai metų Amerikoje jau čipuoja, kad nuo 14 metų Europos Sąjungoje visus naujagimius čipuos per prievartą. Ir aš Facebook'e mačiau Kaune, vienas iš klinikų atėjęs, lupa iš rankos čipą, be jo žinios jam čipą įkalė. Be jo žinios. Visai kitą progą gulėjo ligoniai, atsikėlė kažkaip, jautė, kad kažkas darosi, pradėjo ieškoti, praskanavo, prašvietė čipas. Ir lupa čipą, tai prapjautą rodo išiminėjo. Čia Lietuvoje? Lietuvoje. Juokėsi žmonės. Galima irgi sakyti, tai kas tas čipas? Ašgi širdimi tai su Dievu, ar ne? Čia gali viską taip išvardyti, žinai. O kas čia? Kas kad aš paleistau, ašgi su žmona širdimi, nu. Tas pats ir čia, nu kas tas čipas? O dabar pažiūrėkim tą vietą Biblijos apie čipus. Kur čia ta vieta? Apreiškimas Jonui 13:16. Jis vertė visus mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius vergus pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad ne vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo arba žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis, kas turi išmanymą, tai apskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, jo skaičius 666. Man teko skaityti, kodėl ant dešinės rankos deda, nes dešinė ranka kažkaip energetika yra ir neužkrauna tą čipą kažkaip. Nu, per žmogaus kūną labiausiai energija vaikščia. Ir tada pasakė, kad nesidėkit ant rankos arba ant kaktos to ženklo. Nežinau, kas ant kaktos dėsis, gal kas rankų neturi ir nežinau, visokių variantų. Aš girdėjau, kad lazerinį dės tokį kaip kodą. Netgi, kai sako, fotografuojasi į tą būdą įlindęs, kur teisėma arba policijoje gali lazerinį tau čia iškalt. Labai greitai tu net nepastebėsi. Ir tai ne miestą tave skanuoja, jau žino, iš kažkur mato. Tau čia uždėtas kažkoks kodas. O 666 ženklas yra velnio ženklas. Ir kas jį užsidės, jie bus, dar žiūrėkite, apreiškimas Jonui 14, 9, 12. Ir trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas karčiu balsu. Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą, bei priima ant savo kaktos rankos ženklą, tas gers Dievo įniršio vyno, įpilto ir net mėštojo rūstybės taurėje. Ir bus kankinamas ugnimi ir yra šventųjų angelų ravinėlio akivaizdoje. Kankinamas į pragarą patekti žmogus, kur čipą užsidės. Jų kankinimo dūmai kils per amžius ir jie neturės adresą nei dieną, nei naktį, tie, kurie garbina žvėrį, bei atvaizdą ir jo vardo ženklą. Čia pasirodo šventų ištvermė, kuri laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Gali sakyti, irgi aš širdimi, tai aš būdė patogu, pirkti negalėsiu nieko. Visi duomenys bus čionais. Čia tai prieini, nuskanuoji visur. Bet tai jo, pragaras už tą laukia. Taip pačiai kaip ir tie dalyvavimai tose pagonio apeigose, pavadinimuose, gali sakyti, aš širdim nedalyvauju, bet tu dalyvauji tame. Mes šiemet jau tokia riba, kai mes jau nusprendėme, eglutės jau nėra, nes eglutė yra pagonių. Žinot, kaip eglutė į namus atėjo. Medžius garbino, kitose tautose falus. Medžius pasistatydavo, garbindavo ir jie taip įėjo, kaip garbinti. Bet mes jau pabiškai pradėjom suprasti, kad Kristaus gimtadienio iš vis, jei būtų Kristus akcentavęs, būtų pasakęs, jisgi gimė, jisgi žino savo gimtadienį, žino, kada gimė, ne? Būtų pasakęs, švęskit mano gimtadienį visi. Nepasakė jis taip. O kad nusprendė kažkoks popiežius susijęs, tai dar būtent satanistinę dieną uždėjo, tai nežinau čia, žinai, gali sakyti, aišku, aš širdimi nedalyvauju, bet kūnas tik tai dalyvauja, ne? O mes patys žinom, kad kas negerbė Dievo, neklauso, pats Dievas pasakė, ne, antrame sakyme, kad prakeiksiu iki 4 kartos. Tai štai taip žmonės ir gyvena. Štai taip tauta irgi. Aišku, tauta tai jinai tamsoje sėdi, bet tie, kur nesa šviesą, kaip grybų šneka, tai čia yra žiauru. Kaip mes jaustumės, jeigu mūsų gimtadienį švęstų kitą dieną ir vadintų kitų vardu. Tai kaip Dievas dabar jaučiasi, kaip Kristus jaučiasi, galvoja. Vyrukai, ką jūs ten daro susirinkę? Mano gimtadienis buvo iš vis ne tada. Ir kas ten pasakė, kad tas gimtadienis? Aš net tada gimiau iš vis. Tai kodėl net ne mano vardu jį pavadino? Kalėdom kažkokiam, pagoniškom. Skaito, ar jūs biškai ten žemė dar susiliko ten kažkokio blaivo mąstymo, ar jūs jau ten visi tokie nupušė iki tiek, kad dzin viskas. Ai, koks skirtumas, svarbu, man gerai. Ne, toks
žmonės jau nupušė ir čia mes matom, kad tauta, kad žmonės čiuožia, bet krikščionys bent jau nečiuožkim. O dėl ko tiesą reikia? Kristus pasakė, atsimenat, kur skelbkit nuo stogų, ką girdite slapčioje. Ir netylėkit. Mes negalim tylėti. Mes dar galim šnekėti laisvai į eterį, mus gali matyti žmonės. Mes dar galim kalbėti, ateis laikas, kaip persekios krikščionys. Žinot, kaip Prancūzijoje šitie iškrypėliai reikalauja uždaryti krikščionybę. Iš vis uždraus bažnyčią. Reikalauja jie jau. Nes jie tiesa juos degina. Kai ateina krikščionys ir pasako, tu iškrypėlis, tu nuodėmė gyveni. Juos degina, supranti, nes čia yra Dievas degina šventoji dvasia. O kai niekas nesakys, tai laisvė jums tada bus. Mes turim atnešti tiesą į situaciją. Mes druską atnešėme į situaciją. Mes jokių būdų ne mūsų tikslas, kad pasišaipyti iš to žmogus, o tu durnas nesupranti. Ne, mes mėg, kad jisai tiesą suprastų. Mes druską atnešam. O jie apkaltina šventoji dvasia. Ir Kristus sakė, tiesa padarys jūs laisvus. Kai žmogus sužino tiesą, kai mes žinom tiesą, tai tu laisvas pasidarai. Tu supranti situaciją, tu pasaulinę situaciją matai. Tu laisvas, tu neįsitempi, kodėl čia dabar tai vyksta. O kodėl tai vyksta? Tu žinai, kodėl tai vyksta. Štai, kad velnės yra. Štai, kad yra velnio tarnai, kurie pasišventė, aukoja žmonės iki kraujo pasišventė. Kai krikščionys tuo metu. Man svarbu širdim, aš nesvarbu, kad susvetimą paleistuvauju, bet širdim aš su žmona svarbu. Nesvarbu, kad aš kitus dievus garbinu, bet širdim aš vis tiek su dievu. Iki tokio nupušimo, žinot. Nes žinantis tiesą, žmogus teisingai elgsis ir jisai dar kitus pamokys. Ir tuo labiau išsigelbės pats nuo pragaro, ir kitus dar ištems, jeigu žinos tiesą. O jei nebus kažto tiesą, sako žmonės. Kai Nojus statė arką, šaipėsi iš jo žmonės. Tu durnas, sako, kad čia statai vidury pievos laivą, ten 500 metrų, ar kiek ten, sako, tu tėvukai to jau biškį pavažiavo. O kaip baigėsi? Tie, kur girdi dvasią, mes girdim šventą dvasią, jie negirdi ir jie nervuojasi. Ką tu čia man aiškini dabar, kad čia nusišneki? Sako, kiti ten rašo sektantai, jūs ten dar kokį. Su jais net ginčytis sunku, nes jie žmonės, jis sako, gali ten aišku pradėti įrodinėti, ten rašto vietas, viską. Sako, aš net neskaitysiu tautų raštų, ten rašyk nerašęs. Tai čia ne rodiklis, bet taip žiūri žmonės, į tiesą taip žiūri. Ir yra kita vieta, jie užmerks ausis, užmerks akis, kad nematytų, ir užsikiš ausis, kad negirdėtų. Štai tokia vieta rašto. Taip yra, žmonės užsimerkia, kad negirdėtų, užsikiš ausis, tu mane aiškiai, aš žinau, kaip turi būti, nes jam nuodėmė paleistuvės, negi sakys, jo, dabar tu tatini, paleistuvystė nuodėmė, ir paleistuvės sakys, jo, taip sutinku, sakys, kad čia nusišneki, ar jūs matėt, kaip Vaviloninė šneka per televiziją, kaip būna tie iškrypėliai sėdi ir kunigas, čia viduramžiai, čia tarp bažnyčios nėra, seniai, kad tu čia šneki nesąmonės. Nes juos degina, vien tik buvimas to kunigo studijoje jau jie degina, nes jis žino, ko jis kvėpuoja. Ta dvasia tą demoną tą degina. Ar ne? Arba tie, kur susimetė dabar. Tai jie nuodėmėje gyvena ir mes tą turim sakyti, eiti visur per laikraščius, per televizijas, kad jie žinotų, jie nuodėmėje gyvena. Ir čia neteisimas yra, tu tiesą sakai, tu gyveni nuodėmėje, atgailauk, nes nueisi į pragarą. Oi, tu mane apkaltinai, kas tu čia toks? Dievo vaikas. Ar taip? Iškrypėliai, tas pats vagis. Negi vagis sakys dabar, jo, tu paskui bok nuodėmė. Taip sutinku ir metu dabar 1000 uždirbu ten per kontrabandą ar dar ko nors ir jo patikiu iš tavo žodžiais ir viską metu iškart. Kol jam Dievas nepreikš, kol jisai nesupras, jis ir boks ir toliau. Kaip mes šiandien kalbėjom dar su savo tėveliais, kurie gyveno nuo laikų, taigi leido, sako Brežnevas, sakau, tai dabar, kai tu numirsi, kieno teisme stovės ir Brežnevo ar Dievo. O Brežnevo seniai nėra. O tu prieš Dievas tai stovės ir ką tu jam pasakysi? Man Brežnevas leido. Žmonės, aš nežinau, jie gyvena, bet nerealybėj kažkokie, tai kaip psichiniai ligoniai kažkokie, nežinau. Todėl užsirašiau, visi, kas nenorit girdėti, matyti, siūlau atgailauti, atsiverst nuo savo nešvarių darbų ir sek paskui Dievą, klausyt, ką Dievas kalba. Ne ką nuodėmė ir velnės kalba, ką Dievas kalba. Ir jeigu tave degina ta tiesa, kad Dievas pasakė, kas yra nuodėmė, iš vis Dievas sakė, neturėk kitų dievų, o mes dabar per pagonių dienas, mūsų visa tauta eina ir lenkiasi. Sutartą dieną neša žvakes, moka 1000 šimtus.
Ir eina ir moka, ir visi kaip susitarė, jie aukoja tą dieną. Per Velykas vėl, visi kiaušinius perka, suvažiuoja visi, ne? Aukoja būtent sutartą dieną. Ne kokia kita, bet būtent sutartą pagonišką dieną. Aišku, Dievas sakė, dėl pažinimo stokos kenčia mano tauta. Lietuva kenčia dėl pažinimo stokos. Bet tą pažinimą kas atneš? Tie, kas žino tą tiesą, turi nešti. Ar taip? Mūsų tikslas nešti, mes turim atnešti tautai šviesą. Aišku, yra bažnyčia. Ta bažnyčia priklausoma finansiškai yra nuo valstybės, nes valstybė jai perveda didelius pinigus. Jinai tos tiesos nesako. Anksčiau pranašai teidavo karaliui tiesiai akis, tu darai nuodėmę, atgailauk. Arba tu padarai tą ir tą. Ir jis netgi užsisukęs, jis jau negarantuotas, kad jis jo neužmuš. Bet jis vykdė Dievo valią. Jis žino, kad jam Dievas pasakė, tai ir pasakai va jam. Jis atėjo, pasakė ir užsisuko, ir jis jau užsisukęs galėjo numirti. Iš ieties galėjo gauti į nugarą. Dabar taip šventikai nesielgia. Jie dabar prisitaiko prie situacijos. 1 Timotiejui 5:20. Nuo 1 Timotiejui 5:20. Nuodėmiaujančius bark visų akivaizdo, kad ir kiti bijotų. Bark visų akivaizdo, kad ir kiti bijotų. Kas dabar barė visų akivaizdoje nuodėmiaujančius? Niekas. Tyli visi. Visi žino vieni kitų nuodėmis ir niekas niekada sako. Paulius sako, bark visų akivaizdoje, kad ir kiti bijotų. Tai yra Dievo baimė. Turi būti šventas prieš Dievą žmogus gyvenantis. Čia apie tautą mes ten net kalbėti nėra, ko jie prisitaikė yra. Aišku, čia bažnyčiai pasakoja, būtinai konkrečiai bažnyčiai. Bet taip yra ir tautoje. Bažnyčios, kuris prisitaiko prie žmonių, o nekalba, ką kalba Dievas, yra religija ir jos netlieka savo funkcijos. Kam Dievui bažnyčia, kur jo neklauso? Ne? Kam tokia nuotaka? Kurios galva Kristus, bet jinai sako, ne, man neįdomu tavo šitos tiesos, tu ten gyvenk danguje, aš savo nuodėmes darysiu. Čia ne nuotaka, čia kažkokia apgaulė, kažkokia pakaitalas kažkoks. Bažnyčia turi būti šventa, nes į dangų niekas nešventa nepaklius. Bažnyčia turėjo būti šventa visi. Ir mes turim tiesas neiškraipyto kalbėti. Aš net įsivaizduoju, kad tie, kurie iškraipo tiesas, kaip jie paklius į dangų, aš nežinau, nes parašyta, kad jeigu tu pridėjai, tau bus kančių pridėta, o jeigu atėmė iš tų tiesų kažką, tau bus danguje atimta. Ar ne? Ar taip? Tai va. Baigiamąjį žodį. Baigiamasis žodis, kad atgailauti reikia visiems sukilėliam, kurie neklauso apie šeimą, kurie neklauso Dievo žodžio, nes žmonės, dėl ko kyla žmonės, aš tokį klausimą užduodu, kodėl jie kyla prieš tiesą? Čiagi ne mes ją sugalvojam, Dievas sugalvoja. Ir mes suprantam, kad jie nežino tos tiesos, bet kodėl jie kyla, nes šventoji dvasia juos apkaltina. Tu tik pasakai, nes tu toj dvasiai gyveni ir tu pasakai toj dvasiai. Ir sakai, ką čia man aiškini? Ir prasideda ten vosnė. Jis ten tau gali pusę valandos aiškinti. Tai va, tai aš tai siūlau pasimelst, kad Lietuvoje tiesa, ateitų tiesa, kad jas klausytų, kad jei neklausys, tai kas neklausys, tai atsakys, bet kad tai būtų skelbiama. Kad tiesa būtų, kad žmonės nebijotų tiesos skelbti. Dar žinot, ką vieną tokią mintį galiu pasakyti. Labai gerą žodį gavau. Iš kur ateina griovimas šeimoje arba gyvenime. Griuvimas. Pavyzdžiui, kodėl griuvo gyvenimai, ne? Per negatyvius išpažinimus. Kai žmonės sako, taip gerai gyvenu, kad laukiu, kada jau tas pasibaigs. Yra tokį posakį ir čia rusai taip sako. Taip gerai gyvenu, kad jau žinau, kada čia tas jau laukia, kada pasakai, ir tu ateis, jeigu tu lauki. Pasibaigs tas geris. Tu turi sakyti, taip gerai gyvenu, kad bus dar geriau. Ar taip? Taip gera šeima, kad bus dar geriau. Arba kai susiginčia, pavyzdžiui, šeimoje žmonės ir sako, aš įsiskirsiu. Arba jeigu, pavyzdžiui, įsiskirsiu, pasako, ar ne? Arba aš taip nenoriu gyventi. Jeigu tokius žodžius pasako, tie žodžiai jau pradėjo veikti. Jau jie pradėjo veikti. Ir tik laiko klausimas, jie pradėjo veikti, kaip ir Dievas paleido žodį, pradžiai buvo žodis, paskui viskas atsirado. Tai viskas prasideda nuo negatyvo. Mes tikėjimo žodžius, kaip mums bebūtų sunku, nuotaikai yra, nėra, problemos sustoja, mes vis tiek turim išspausti. Pinigų nėra. Dievas mano brūtintojas, bus pinigų.
Sveikatos nėra, Dievas mano gydytojas, aš būsiu sveikas. Šeima griūva, Dievas mano gydytojas, tai bus tvarkingai, teisingai. O taip turim kalbėti. Ypač vaikystėje yra vaikų, kuriuos aš irgi kartais kartais velnės išėda iš pusiausvyros, aišku, vaikai ten, ta tvarka šeimoje, kaip ir bažnyčioje, turi ateiti tą malonę šeimą. Kada bus tvarka šeimoje, tada nebus tų visokių ginčių, tokių reikalojimų ir draskymų tų visų, kada išvisi tiek išėda iš pusiausvyros, tai tu nekontroliuoji, ką sakai. Kartais irgi esu pasakęs ir atgailavęs, aišku, paskui griovęs tuos žodžius. Tokius žodžius, ir čia vienas pamokslininkas taip pasakot. Buvo graži mergina gražiai atėjo pas pastorę, sako, kad aš, sako, turiu tokią problemą, sako, pradedu draugauti su vaikinais ir jie mane trenkia iš karto, sako. Kas yra, sako. Jis išneka, pasirodo jos močiutė, šitas kaip kalbėdavo. Nuo mažens, tu negraži ir tu neištekėsi. O jis sako, kad tam pastorė normali mergina, sako, gražiai atrodo, viskas tvarkingai. Bet jai ta dvasia jau suformuota yra, jau ją įkalė. Aš girdėjau, kai mūsų kaimynas sakydavo, išgeręs, kas ten dukros, kas tave jums, sako. Kas tave jums, sako, tokiu balsu. Arba su mumis šnekėjau, skaunau, pauksto ištekės, kas jie jums, sako. O taip šnekėjo dukrai. Ir taip aš įdėlė, čia dvasia yra, suprantat. Ateina ir matom, ne vienas draugas vis atvažiuoja, jaunikis galbūt jums pamato, jie pajaučia tą dvasią, matyt, tą dvasią jūs atstumė. Ką reiškia tie žodžiai palaiduoti? Čia, dėl ko griuvimai ateina dėl mūsų žodžių. Taip. Ir dar vieną, žiūrėkit, Biblija yra, kad jis vadins nugalėtojais. Yra tokia vieta, kad nugalėtojas paveldės viską. Tai nugalėtojas tas, kur nugalė. Tai reiškia, kad krikščionių nebus kelias, kai sviestų klotas. Ai, einu čia tik tai, ne, saulutė šviečia tik tai. Viskas kaip ir sviesta, ne? Taip nebus nugalėtas, turėsi nugalėti. Rašto vietos nepasirašiau. Ten gal nesakė rašto vietą, bet aš tik mintį užsirašiau, kad nugalėtas, žinau, kad yra nugalėtas paveldės viską tokia vieta. Mes turim pereiti per tos. Ir dar vienas dalykas, kas sugriauna gyvenimą, tai neteisingas savęs supratimas. Kai žmogus save neigiamai supranta. O ne? Mes žinom, kad komunizmo laikais visi ten buvo tokie žmonės užspausti. Blogai, čia visi vienodi, čia galvos neiškišnės gausi. Ir suformavę yra daug žmonių tokį gyvenimą. Oi, čia visiems, čia toks gyvenimas, čia mes visi ubagai turim būti, komunistai gerai gyvens, o mes visi lygus turim būti. Ir žmonės su tokiu mąstymu ir gyvena paskui. Neteisingas savęs įvertinimas, supratimas. Yra kitas įvertinimas, kai žmogus save užkelia per daug, didžiuojasi tai. Tai čia irgi blogai, bet yra neteisingas, kaip nuvertina save. Žmona, pavyzdžiui, nuvertina prieš vyrą, ar vaikai ten kažkoks toks savo užsidėdė ant galvos tokį mąstymą, kuomet tikintis žmogus nužemina save. Ir žinau, kaip jinai pasakė, sako, jeigu tikintis žmogus save žemina, tai žemina kūrėją. Nes mūsų kūrė Dievas, mes neturim teisės save žeminti. Mes esame jo kūrinys. Taip? Tu štai ką sakė, kalbėk, aš nugalėtojas, aš sėkmingas, man seksis. Kas be būtų, pinigų nėra, Dievas mano aprūpintojas. Ir taip į kiekvieną gyvenimo sferą, kol ateis pergalė, kol tu tapsi nugalėtojas. Taip. Nenori šitą pasakoti, nes kitų pamokslų nesinori perpasakoti. Bet tokios geros mintys, kad savęs nuvertinimas, negatyvų kalbėjimas ir kalbėjimas ant savo artimųjų griauna, griuvimą atneša. Tai pasimečiam tada už prieš visus dalykus, kad jų nebūtų, kad mūsų protos ir tvirtovės to sugaliūtų visos, ar ne? Aleliuja Dieve.